pat norėčiau išreikšti tokį keistą padėką Kintautui Paluckui. Už tai, kad jis neatėjo ir parodė, ką jis iš tiesų galvoja apie Lietuvos žmonės. Jeigu žmogus iš tiesų yra sąžiningas, atsakingas ir stiprus politikas, ar jis slėpsis nuo savo tautos, ar jisai vengs klausimų į atsakymus, ar jisai rodys savo bendravimo kultūrą ne tik su žurnalistais, bet ir su visuomenė, ar jisai taip darys tokias patyčias iš suaugusių žmonių. Mes mokykloje esame mokomi, kad patyčios yra negerai. O tai kodėl politikai nerodo pavyzdžio? Mes jam sakom, jūs nesureikšmate, o mes sureikšminam. Ir nesvarbu visiškai kokios yra jūsų pažiūros, nes šitas mitingas, kai mes esame ne kartą minėję, yra politiškai neutralus. Tai nėra apie jokią partiją, tai nėra apie kažkokias ekonominės, mokestinės reformas, kurias darė šita valdžia. Tai yra apie vertybės, apie standartus, kurias mes nusakom savo politikams.